Mėly mano Facebook draugai, bičiuliai ir tie, kurie man pastaruoju metu labai daug rašote. Noriu jums pasakyti vieną dalyką, kad blogus politikus išrenka geri žmonės, tiesiog netėdami balsuoti. Todėl labai prašau, ateikite rinkimus. Jeigu jums nepatinka mano bendražygis Artūras Zuokas, kuris tikrai savo darbais yra įrodęs, jog gali, nori ir pasiekia tikslą, bet jeigu jis jums nepatinka, jūs galite nebalsuoti už jį. Jeigu nepatinku aš, galite nebalsuoti ir už mane, bet palaikykite jaunus politikus, palaikykite jaunąją politikų kartą. Gerų politikų, jaunų politikų yra visuose partijų sąrašuose ir mūsų sąjungoje taip pat yra ne vienas potencialiai labai stiprus jaunas žmogus, norintis ir svarbiausiai galintis būti naudingas savo valstybei. Balsuokite už juos, balsuokite už jaunimą. Jaunoji karta yra kitaip mąstanti, jie turi visai kitus gebėjimus, visai kitą požiūrį ir svarbiausia, jie nori keisti, jie nori dirbti čia, būti naudingi savo šaliai, bet mes patys juos dažniausiai atstumėm. Todėl mes turim palaikyti jaunų žmonių idėjas, jaunų žmonių iniciatyvas, padėti jiem atsiskleisti, rasti save čia, Lietuvoje. Dabar prisimink mokyklą ar universitetą. Ar prisimeni tos baimę keliančius egzaminus? Įsivaizduok, kad kiekvienas politikos veikėjas, norėdamas tapti Seimo nariu, savo žinias galėtų įrodyti kasmet vykstančiame egzamine. Egzaminas būtų sudarytas iš teorinių klausimų ir uždavinių, kuriuos išspręsti galėtų tik puikiai išmanantis mokesčių sistemą, užsienio politiką bei kitas svarbias valstybės valdymo sistemos sritis. Žinoma, egzaminas nebūtų privalomas, tačiau kuris iš kandidatų į Seimą norėtų žmonėms parodyti, kad bijo laikyti šį egzaminą. Nebejotinai tik tie, kurie iš tiesų neišmano nieko. Egzamino rezultatai interneto ir žiniasklaidos pagalba būtų pateikiami visai Lietuvai. Taip galėtume atskirti žmonės, kurie neturi nei žinių, nei gebėjimų valdyti savo šalį. Beje, egzamino metu politikas taip pat pasirinktų nuo 1 iki keletos kategorijų, kurias jis norėtų atstovauti, jeigu patektų į valdžią. Tai galėtų būti mokytojai, gydytojai, studentai, sportininkai ir kiti. Kategorijų priskaičiuojame netoli 30. Taigi, jeigu žmogus nori atstovauti sportininkų interesus, patekęs į Seimą jis bendrautų su treneriais, sporto federacijomis bei pačiais sportininkais, kuriems padėtų spręsti esamas jų struktūroje problemas. Kodėl jis turėtų stengtis? Ogi todėl, kad kas metus sporto atstovai jį vertintų pagal jo nuveiktus darbus. Taip gautume reitingą, kuris parodytų, kas geriausiai atstovauja tam tikras žmonių kategorijas. Kiekvieno politiko rezultatai būtų prieinami visiems rinkėjams, tad žmogus politiką galėtų vertinti ne pagal jo reklamos kampaniją, o pagal nuveiktus darbus, kuriuos įvertins pasirinktos kategorijos specialistai. Mes šią idėją pasiruošę įgyvendinti labai plačiu mastu. Dabar mums reikia tik jūsų pagalbos, kad apie šią idėją išgirstų kuo daugiau žmonių. Tikriausiai sutiksite su mumis. Kodėl moksleivis turi laikyti egzaminus tam, kad baigtų mokyklą? Vairuotojas turėti vairuotojo pažymėjimą, kad galėtų vairuoti. Specialistas gauti licenciją, kad galėtų dirbti tam tikroje sferoje. O kodėl politikas, tik užbūrę žmonės pažadais bei milijonų vertės rinkimų kampanijomis, gali lengvai patekti į Seimą? Aš padarysiu viską, kad dar šiais metais šitą idėją pavyktų Seime realizuoti. Politikai labai blaškosi, jie kalba apie viską, bet jiems reikia susikoncentruoti, jie turi žinoti, kokias sritis jie atstovauja ir būti įsigilinę jais. Ir tik tai egzaminų metu, žmonėms užduodant klausimus ir stebint jų atsakymus, jie galėtų įsitikinti, ar tas politikas tikrai gali juos deramai atstovauti. Ši idėja labai yra puikiai ir labai reikalinga. Todėl susitelkime, išrinkim jauną kartą ir realizuokime tai, kas mums visiems labai svarbu. Sparčiais žingsniais